Sveikos, mėlyjeji, tai jūs esat mano antram video blogiuškė. Ir ką, važiuoju šiandien apsižiūrėti plyteles į namus ir pasižiūrėti, koks asortimentas, kokie galimi variantai ir kas mums patiktų. Gal netyčia išsirinktume kažką, bet šiaip mažai šansų, kad iš pirmų kartų išsirinksiu, nes plytelės toks atrodo jau big deal. Tai mano komentaras būtų toksai. Kol kas mes biudžeto nenusimatę plytelėm visiškai, kadangi nusprendėm, kad ant čia geriau netaupyti ir nežiūrėti kainą, kadangi tu vėliau nepasikeisi, tai nėra kaip baldas, kad tu galėtum pakeisti lengvai, tai biudžeto neturim. Žodžiu, kokias mums patiks, tokias įsirinksim. Nu, tikiuosi, kad nebus labai kosminė kaina, nes kai pasidaugini iš kvadratūros, tada taip, galvoju, ta prasme, kad tikrai nemažai išeis. Bet... Tai ką, varom apsižiūrėti, kokį turi asortimentą senukai. Turime va tokių pasirinkimų. Čia tai man šiek tiek primena viešbučio, tipo vat irgi gražios tokios. Labai blizgios ir jau matos kokios slidžios. Toliau. Matau, kad man akis linksta ten, kur yra blizgumas. Tai man yra labai gražu blizgios plytelės. Tik, aišku, vėlgi tų yra niuansų. Sako, itališko šiek tiek mažiau slystų, bet tikrai bus slidu, bet labai gražu. Ir visur, kur yra blizgu, ten yra mano akis. Blema, čia kiek apėjau, tai man kol kas šitas labiausiai krenta į akį, nes jos tokios yra neutralios. Tik truputį baisu, kad nebūtų, slidžios, čia jos visur, kiek suprantu, bus jau slidžios, bet truputį baisu, kad ar nesimatys kiekvienas ten nukritęs plaukas, kiekvienas nukritęs trupinėlis, kas, manau, gana yra realu, bet jos tokios labai, tokios kuklios, atrodo, kad neiškris iš koncepto ir taip gana gražiai atrodys pačiam interjere, nes tu prie jo galėsi derinti viską. Ir kaina, tai nežinau, čia nei didelė, nei maža. Mes, žodžiu, neturim biudžeto, tai jau čia kas patiks, tai ir imsim. Aš dar pagalvojau, kaip būtų gražu, jeigu būtų tokio dydžio plytelės, čia kur jau maksimaliai yra didelės akmens masės, 1,20 m, 1,20 m, bet, aišku, nėra gerų variantų, čia labai tokios jas margas kažkokias, bet kaip būtų gražu, jeigu tokio dydžio. Tai einame į Ermitažą pasižiūrėti. Žodžiu, čia kaina tai taip perpus skiriasi. Visai patiko šitos plytelės. Realybė jos šiek tiek tamsesnės, nežinau, kodėl per kamerą čia tokios baltas atrodo. Visai nieko ir jų kaina yra... Čia. Labai mažytė. 14. Būtų nuostabu, jeigu rašiau tokias, tik tais, kad būtų 1,2 m, 1,20 m. Yra dar toksai pasirinkimas, kur būna 1,20 m ant 60. Bet man kažkaip negražu. Norėtųsi, kad būtų tokios truputėlį kvadratiškesnės, kad 1,20 m ant 1,20 m būtų didelės, būtų labai gražu. Bet nelabai yra pasirinkti. Tokias va. Kainas daugmaž tokios yra. Update'as. Žinokit, kažkokia nesąmonė. Man nieks nepatinka. Jau kelinta parduotuvė atnuvažiuoja ir kažkokia, nėra, kad to prasme, kad pamatai ir galvoji, wow, čia tai gražus akmuo. Nesąmonė kažkokia. Manau, nebus taip lengva, kaip aš tikrai galvoju. Tikrai nebus taip lengva. Bet, žodžiu, šiaip ant šiam tikrai buvo keletas variantų. Galbūt vieni man patiko, toks kaip ir neblogas variantas. Bet aš norėčiau tų didelių 1,2 m, 1,2 m. Bet nėra jų. Pavyzdžiui, Ermitaže tai iš vis nėra 1,2 m, 1,2 m. Taip, nesąmonė. Tikėjausi, kad bus lengviau viskas. Na ir paskutinė stotelė, tai yra mokai veži. Kągi mes čia turime apsižiūrėsim. Gerai, gal nieko, visai toks variantas. Penkto kaina yra 14.
Labas rytas, nauja diena, naujos paieškos. Tai kadangi aš esu dirbanti ir tikrai dirbu nemažai, tai yra sudėtinga, žinokit, suderinti tą baldų paieškas, žodžiu, suderinti visus dalykus, kas susijęs su statybom, nes blema, šiandien, ta prasme, tiek daug darbų laukia ir plintas plytelės žiūrėti. Bet aš nesiskundžiu, man tikrai labai patinka šitas procesas, tikrai kad rast laiko. Tai žodžiu, tai ką, tai dabar turėsiu 2 valandas laisvas, pasidariau grinai tarp darbų pauzę tokią ir perkeliau paskutinius susitikimus į vėlyvą vakarą. Tai žodžiu, o dieve, padusau, lipdama čia į tą kalną. Tai žodžiu, dirbsiu šiandien vėliau, bet tikrai labai verta, nes žiauriai noriu apžiūrėti, kokie yra variantai. Žinokit, aš taip džiaugiuosi, kad aš dabar pradėjau analizuoti rinką, žiūrėti, stebėti, nes realiai, kuo labiau gilinuos, tuo labiau suprantu, kad čia visur terminai laukia, tikrai labai dideli, tarkim, norim vienų baldininkų. Ir paskambinau, žodžiu, meistrui ir sako, tu pas mus, žinokit, vien eilės laukimo, kad prie jūsų prieiti yra kažkur 2-3 mėnesiai. Ir dar gamina iki pusmečio virtuvę, tai taip, pačiu turbūt laiku pradėjau viską žiūrėti, nes dar galvojau, ar čia šiek tiek ne per anksti. Ir kuo labiau pradėjau analizuoti, tuo labiau supratau, kad reikia net paskubėti. Nes aišku, keisis spalvos, tas pagulščiai ir skačiai, bet... Ne, aš šiek tiek palenkiau. O kiek reikėtų laukti? Na, iki mėnesio, jeigu gamykla. Oi, tai labai greitai. Ten kažkur tai pusę metų, sako. Jeigu yra, žinot, jeigu nėra, tai tada jau... Nu va, irgi. Čia tai reiktų saugoti gražiai man. Man irgi, žinok, labai patinka. Nu jo, įspūdingai. Šaus, kaip žinai, atrodo ta spalva tokia kakavinė. Ir čia kaina kvadratų yra 70 eurų šitos. Bet tau plaukai, tas čia šuns viskas matysis. Labai yra sunku įsirinkti, nes visur gali labai matytis plaukai, rėžai įvairiausi, ten koja padėta, nes va čia irgi, kur blizgumas yra, tai labai matosi. Va, o Jėzu, kaip matosi. Mamos plaukas yra čia. Ką galiu pasakyti? Ir jis tikrai sunkiai matosi, net nepaimu. Va, tą patį plauką nešu ant kitos padėti. O, prašau, iškart matos. Iškart labai matos. Čia per kamerą biškai sunkiau, bet... Ir dar va su plauku pasižiūrėkit, kaip sakėt, vargesnė. Nešimtų plauką dabar. Prašau. Čia tai... Ne, jau čia nematysi visai. Jo, nu čia... Bet čia labai margos jos. Turi nuo šviesos. Va, čia taip atrodytų jos. Nu, jis tokį biškį turi blizgumą. Man tai šito, sakau, būtų tobuliausia. Aišku, būtų vargo gal paskui, bet dėl švaros pradžiai bent. Net nemaniau, kad tai bus. Yra reikalų, yra. Ateinu. Nubandom kitą lokaciją. Situacija, kad jos būna blizgios, jos būna slidžios ir ant jų būna, kad matosi įvairiausių plaukai, ten ir, žodžiu, su kokiu pirštu paliestum kažkas, iš karto, žodžiu, matosi toksai labai nešvarumas. Tai yra sunku, nes yra labai daug kriterijų, kuriuos turi atitikti pati plytelė, kad tu jom netarnautum, kad nebūtų, kad per dieną kokius 3 kartus valai tas grindis. Tai va, yra ką veikti, atrinkti net labai stipriai yra ką veikti, tai mes dabar bandom atitikti tos visus 3 įmanomus kriterijus, kas yra žiauriai daug. Tai radome identiškai tokią pat, tik tais, kad mažesnė ženkliai kaina. Žodžiu, taip atrodytų, labai gražiai atrodo, bet kas yra fainai, kad jinai neslysdanti, nu tarkim, paimkim pavyzdį su kokia kita, kur yra blizgi labai stipriai, nes jinai turi blizgiuose, bet minimaliai, toks vidutinis variantas, nei matinė, nei blizgi. Nu ir tarkim, čia tai atrodo ranka nuslysta tiesiog nuo šitos, o čia jinai ne, tikrai neslidinės kojos. Ir kitas dalykas, nesimato plaukai, mes jau čia plaukus uždėjom, nesimato ant šitos, o ant šitos, nu tarkim, ant kitų labai stipriai matosi. Ir trečias dalykas, nu nesimato purvo, nes va, uždėjom irgi šiek tiek tokių, tai nesimato, tai kaip ir neblogas variantas, bet plytelių centras. Badai. Nu dabar. Nu gerai, čia tiek daug plaukų tikrai nenukris, bet... Nu
žinokit, aš jums dabar tada papasakosiu. Grįžau namo, eisiu dabar tuoj darbuotis, bet kažkaip man vis galvoj neišeina mintis dėl tų plytelių. Nes aš, žinokit, dar pagalvojau, pasvaršiau tokius, dabar interjero akcentus. Tai realiai ir taip pas mus blizgus paviršius dominuos daug kur, nes bus stalas blizgus, bus virtuvės komplektas blizgus, bus stalviršis blizgus, tada bus ta vieta, kur, nežinau kaip tai vadinasi, bet virš po apačia gartrūkė, žodžiu, kur virš orkaitės yra. Tai irgi jinai bus ta šoninė dalis blizgi. Tai jeigu dar į grindis būtų blizgios, tai čia gautus toks šiek tiek marmalinas, aš taip galvoju. Tai žinai, kad taip apsisprendžiau, kad turi būti tų tokių švelnių, neutralių tokių akcentų. Tai vad grindis ir galėtų būti vienas iš jų, nes tikrai, jeigu tada dar grindis visos blizgios, plus labai daug minusų turi blizgios grindys, jos yra slidžios, ant jų be proto matas, plaukai, visi kiti niuansai, ten trupiniukų užbarstėm, blembački, ir jų matos. Tada kitas dalykas, tu turėsi idealiai vis lygiai išplaut grindis, kad nesimatytų tų brėžų tokių, kas daug tokių dalykų yra minusų, kur nuo to tu tarnautum namams, o nenarmai tarnautų tau. Tai kažkaip nežinau, nenorėčiau per dieną aš ten kokius 2 kartus valyti, plus mes šunį turim, tai jo pėdutės visur matytus. Pavyzdžiui, dabar, kur gyvenu bute, tai tokias yra grindis, kur labai nesimato, ta prasme, tų brėžų tokių, kas yra gana gerai, nes tu ne kiekvieną dieną tikrai plauni grindis. O ten su tom plytelėm, tai jeigu norėtum švariai gyventi, tai reikėtų kiekvieną dieną plauti. Tai va, tai žiūri fainai, viskas kaip ir gerai, bet plembački, šį brangų, tikrai daug kainuoja. Aš nesitikėjau, kad jos bus tokios brangios, aš dar kiek portų buvau pervažiavus. Tai galvoju 15, čia 20 keli eurų, 30 eurų galvoju. Tai ką jūs galvojat, plytelės net po 9-5 eurus kvadratas, kas yra kosmosas. Aišku, jos ir gražios. Plus nepamirškim to dydžio, kad mes norim jų prabangių, kad būtų 1,20 m, tai tikrai, daug išeina. Tai mes įsirinkom, tai ten su nuolaida išeina 72 eurai lygtis, jeigu dabar neklystu. Žodžiu, reikės pasižiūrėti pagal lapelius. Aš prieš tai filmavau, bet nepamenu kiek tiksliai. Nes dar prisidėtų, sakė, ne tik kvadrato kaina, bet ten kažkokia paletės mokestis, žodžiu, nes kadangi tokio dydžio, tai dar paletė kainuotų ten 100 kažkiek. Tai būtų šiaip daugiau. Tai labas rytas, nauja diena. Pasiemam busiuką. Važiavam pasimti priemonių. Tai yra paskutinės priemonės, baigiant vatos dėjimo etapą. Labai džiaugiamės. O man visada lengvas stresas vairuoti šitus busus, nes jų gabaritai daug didesni yra nei paprastos mašinos. Jo, čia šitas labai didelis busas. Tai aš turiu šturmaną. Šturmaną, kuris nesigaudo. Kuris viskas sudėlios. Kuris nieko nesigaudo. Bet nieko. Žodžiu, tai va, tai žiūri, laukiu, kada pasibaigs tas vatos dėjimo etapas ir bus jau baigta ir jau ateis tinkuotai, ne? Yes. Labai fainai. O kaip vadina šitos priemonės, kurias važiuosim? Bira. Biras. Varom paimti birą. Varom paimti birą. Biriuką varom paimti. Biriuką. Papipirinsim. Nesąmonės, čia šnekam. Įsivaizduokit, va, kokios erdvės, ta prasme. Aš tai žinokit apakusios, kiek čia daug įvairiausių priemonių. Labą dieną, esame renginyje, jubiliejuje 30. Aš taip įpratęs kalbėti kamerą, o iš tikrųjų labai gera vieta strategiškai, nes labai patogus privažiavimas, daug erdvės apsisukti. Tai šitai vietai spaudžiam Laiką. 5 žvaigždutės duočiau. Tai galėtų būti daugiau kompanijos, kas galėtų padėti. Tai mes čia yra gal 5 to. Įdomu, kokį kalną, žiūrėk, mūsų dabar atveža. Dieve, iš tikrųjų, kiek čia daug reikalų. Atrodo, tik paimti priemonės. Sakiau, kad nukris. Mes esam pagalbiniai. Miški nukrito telefonas, bet nieko. Gerai, nebefilmuosiu jau daugiau jūsų. O Dieve, koks tu čia? Tai pamiršom diržus, kas galėtų prilaikyti pirą, bet aš kaip proto guzas panaudojau geriausią diržą. Išmanųjį. Šaunuolė, mažai įveikiam kalną. Olio.
Aš manau, kad bus koksai, nu, kem virš. Nu, tai tikslas. Kem 2 kokie. Kem 2. Arba kem 5. Ne, tai Nu, nežinau. Kem 5 ar kem 2? Nu, kem 5. 40 mano 37. Jo, mano kem 5 eurai. Pažiūrėsim, kas buvo teisus. Kas laimėjo 2 minučių masažą. Žinokit, aš labai tikiuosi, kad Ernestas yra teisus, nes mes mažiau išleistume pinigų. Bet žinant, kad pakilo kainas tubeko, tai gali būti ir daugiau. Na, bandom. Ir mes sumokam. Kitų savo pralašiau. 3,5. Olio, dėdas Vaila, 3,5. 2 euriukais. 2 euriukai reiškia 2 minutės masažiukas. Gerai, nesidžiaug. Kur mūsų mašina? Skanaus mažutė. Geriausios ikoniškos bulvyrės. Aš žinokit, taip ilgai svajojau apie šitą maistą ir gauti penktadienį pavalgysim. Tai va, tokia penktadienis, tai galima biškučiuką pačytinti. Nu, čia ne biškučiuko šiaip. Labukas mėlyjeji. Žodžiu, atšalo. Vakar buvom su šortais buvo vyras, aš irgi su plona kožytė, o dabar ką, vėl į puchavikus. Ne, nu žinokit, bet tikrai aš tai apakusi esu, nu kaip taip orai gali sviruoti. Nu, bet nieko negalim skūstis, vis tiek turėjome daug šiltų dienų. Tai rezimuojant, tai mes išsirinkom būtent va šitą variantą iš plytelių, tai aš manau, kad jisai bus optimaliausias, jisai bus neutralus ir tikrai neiššoks visam vizualė, kad labai stipriai nerėš akis, o mes viską bandysim akcentus dėti ant baldų ir kitokio interjero, o grindis šiek tiek tokias neutralesnės norėsim. Tai vat, kaina rezume gavas 55 eurai, radom internete iš visų už mažesnę įkainį, tik aišku dar prisidės tas paletės kaina, nes 1,20 m, 1,20 m skaičiuojasi kiti paletės ir gali būti, kad dar prisidės įkainis iš Vilniaus į Kauną siūsti. Bet vis tiek rezume gausi plus minus va toks įkainis. Tai visai nieko. Šiaip daug, nu, aišku, nėra kažkoks kosmosas, kai žmonės ten gali grindis įsidėti iš kokią 10 000 eurų, ten ne kokius 5 000. Bet šiaip daugokai tikrai. Tikėjausi, kad pigiau, nes matėt ir galima rasti už 17 ar už 15 eurų kvadrato kainą, o čia 55, padauginus už kvadratūros, toksai nemažai. Nu, bet nieko. Aš kai sakau, nenorim keisti grindų po kelių metų, tai tikimės, kad bus gerai. Kol kas, žinokit, neįsivaizduoju, ar tikrai bus gerai. Toks mini jauduliukas tikrai yra, bet aš tikiuosi, kad rezume gražus vaizdas gausis vis tiek. Nes nusprendėm, kad visgi nenorime akcentų į grindis, o norime akcentų į baldus ir kitą interjerą. O grindis, kad būtų tokios neutralios. Tai vat. Bučkiai, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, nes Ernestas juokas vakar sako, nu turi bent jau 10 subscriberių. O aš jau žinokit, turiu net ir 180 beveik, tai kietai. Žodžiu, tai ačiū labai, kad pasubscribinot mane, kad peržiūrėt šitą video iki galo. Ir toliau keliaukit su manim ir kartu įsirenginėkim namučius.